Labas rytas iš Varšuvos priemiesčio per Laliešną, kuriame aš čia štai tokiam viešbutukiai gražiam visai šauniai šiandien išsimiegojau po vakarykščio Lenkijos kelių, sakyčiau, tokio lengvo košmarėlio. 520 km nuo namų. Iš Vilniaus buvo išvažiuoti pakankamai šilta, karšta. Lenkijoje pradžia irgi viskas buvo labai fain, beveik iki pat Varšuvos, likus kokie 50 km iki Varšuvos prasidėjo nejuokinga audra ir ta audra tęsiasi čia beveik iki pat vėlios nakties. O aš savo apsirengiau tada lietaus rūbus. Ir nėriau į tą audrą. Vienintelis geras sprendimas, ką padariau, tai yra nulipau nuo autostrados ir išsukau, kadangi fūros važiavo, tai taškėsi vėjas blaškė. Nuvažiavau, užlipau ant senojo Varšuvos kelio ir savo ramiai iš lėto važiavau, bet vėjas pūtė toks stiprus, motociklą blaškė nuo kelio. Bet tas buvo mažiausia bėda, didžiausia bėda tai buvo skraidančios šakos. Nes vėjas talžė medžių šakas ir šakos skraidė ant kelio, ir iki tol, kol viena šaka kokį 100 metrų prieš mane nukrito. Po to dar buvo situacija, kad vienoje vietoje medis iš vis buvo užvirtęs per kelią, bet ten kažkaip pravažiavau. Bet vakare jau apsistojau čia tam viešbutukį, labai fainai išsimiegojau, geri pusryčiai, atlikau rytinius darbus šiokius tokius. Ir dabar ruošiuosi važiuoti tolyn. Šiandien planas yra Čekiją pasiekti. Tai yra dabar iš čia važiuosiu link Katovicų, tada matysim pagal situaciją, kaip atrodo viskas. Galbūt pasieksiu ir Ostravą, arba bent kažkokį tai priemiestį. Kol kas kelionė vyksta labai fainai. Stebim naujienas, plojam, spaudžiam patinka, kad gauti visus atnaujinimus. Ir žiūrim toliau, kas vyksta. Aš jau einu pakuotis daiktus ir varau tolyn. Diena nusimato panašu, kad karšta, tikiuosi lietaus nebus ir viskas bus labai šiandien smagu. Ačiū ir iki geros visiems dienos.